kažkada. 21, tu lagaminai, per daug tylos, per mažai supratimo, kad pusė gyvenimo liks tarp dviejų pasaulių. Praėjusią vasarą grįžau į Kretingą, prie seno bendrabučio, prie laiptinės, kur kažkada mano visas pasaulis tilpo tarp vieno kiemo ir vieno balkono. Durys jau nebeatpažino, kiti puodeliai, kiti batai, kiti žmonės mano vaikystės kambarį. Ir staiga supratau tokį suaugusį dalyką: namai mūsų nesaugo amžinai, nes mano vaikystės laiptinė niekur nedingo, ji gyvena many su nutrintais batais, raktais ant kaklo, su akimis, kurios dar tiki, kad pasaulis labai didelis. Amerika paėmė pusę gyvenimo, bet kita pusė vis dar sėdi ten ant senų laiptų. Kretingoj laukia manęs. Televizorius kitam kambarį, mamos balsas žiema, langai rasoja, atrodo, sienos turėtų mane prisiminti. Kur girgždėdavo grindys, kur stovėjo stalas, kur vasara ateidavo pro atidarytą langą. Atmintis deda seną pasaulį ant naujo, kaip per matomą nuotrauką. Sekundei, tik sekundei, ir tada vėl svetima. Šalys pasikeitė, kalba pasikeitė, adresai, namai ant stalo, amerikietiška kasdienybė spintoje. Gyvenimas, kurio vaikystėj net nebūčiau įsivaizdavęs. Nes žmogus niekada neišeina iš savo vaikystės laiptinės, net po 21 metų, net po pusės gyvenimo. Kartais užtenka vieno garso ir tu vėl ten. Dar prieš ilgesį, dar prieš emigraciją, dar prieš gyvenimą padalintą tarp dviejų pasaulių.